Mes su Diena su Maksimos lifte važiuojam žemyn ir perkam viską, varšių užsirabai ir šiaip ką norim dar. Tai va čia be mikrofono Diena pasislėpė, parodysim, gražiai atrodo, labai gražiai pasidažė. Tai va, eisim, toliau apsiprekyti. Sveiki, mėlieji. Vėl naujas vlogas, kaip matot, šuo su manim bendrauja dėl to, kad aš kišenėje turiu skanėstų, nes ruošiuosi eiti su Kive pasivaikščioti. Tai galvoju, laukia paduosiu skanėstų ir jisai mano kišenę uosto. Tai va, aš esu Loreta iš Alytaus, gyvenu su vyru ir auginame 8 metų šunį. Vyro vardas yra Edmundas ir jis dabar yra operatorius. Taigi, dabar, kai žiūrėjot paskutinį vlogą, matėte ten Dianą, Kiviša. Matėte ten Dianą, tai draugė iš Anglijos, kuri pas mus buvo atvykus turbūt 2 kartą per gyvenimą. Nu, kiek mes su vyru kartu. Ir mes pas ją buvom porą kartų Anglijoje, o šiaip aš daugiau jos nebuvau mačius, bet ji labai gera moteris, labai geros širdies, nors truputį nervinga, bet čia tai nieko nekeičia, tiesiog geras žmogus yra geras žmogus. Tai va, ji išvyko ir dabar šiame vloge jau nebus jos. Galbūt daugam bus gaila, nes labai jos laukia vlogų su Diena ir norėjote, mačiau, rašyti komentaruose, kad būtų Diena ir aš viename kadre ir mes kaip ir šnekėtumėmės, kažkokią dialogą vestumėme, gal negalima sakyti, dialogą vestumėme ir galiausiai taip išėjo, kad ji norėjo dar pas kitą draugę spėti iki skridimo į Angliją. Tai jinai išvažiavo pas tą draugę ir dabar jos skrydis bus rytoj, o aš šiandien pabandysiu ją pričekinti, ar kaip ten pasakyti, užregistruoti bilietą, nusiųsti bilietą ir jinai jau tada rytoj skris per kovo 8, man atrodo, kovo 8 išskrenda į Angliją, grįžta. Tai va taip, dabar eisiu su Kiviu truputį pasivaikščio, toli neįsim iki Gulbynės, o Gulbynė jūs jau žinot, kai žiūrit vlogus, kur yra ir kaip atrodo. Tai draustinis toks truputį Alytaus mieste, kur yra labai raudonoje knyga, nelabai, o keletas paukščių ir ten labai gražu. Tik tai norėčiau dar paieškoti, planamiais paeiti prie daugiabučių darželių, pažiūrėti, ar žydė snieguolės, nes tikrai šiltai turėjau prasiskleisti. Tai fotografuosiu ir uždėsiu į savo Facebooko viršelio nuotrauką. Tai va kągi, tai va tokios naujienos iš šiandien, gal dar šiandien pafilmuosim namie, ką darysiu. Na, žiūrėsim, nes dabar truputį viskas, kai Diena buvo atvažiavus, viskas išsidraikė, visa rutina išsisklaidė, nusipirkom siurblį naują, čia labai svarbus dalykas. Ir dar šluotą nusipirkau, bet šluotos dar neturiu. Pasimsiu iš senukų, kai atsiųs iš kito sandėlio. Na ir ką, dabar iki kito video vaizdo įrašo. Tai jau į parduotuvę šitą paimti prieš išeinant iš namų, čia tokia parduotuvė yra Gijūnė vadinasi. Ir dar jinai nedirba, nes dabar yra be 10:09, o neatsidaro 9, tai gal įleis dar ir anksčiau, tai ir nusipirksiu, ko reikia ir pareisiu namo ir tada eisim ieškoti snieguolių, kaip sakiau pradžioje vlogo. Kaip tarėm, taip ir padarėm. Žodžiu, atėjom ieškoti snieguolių, visada žinom, kad prie šito namo jos būna pirmos pjauna. Žodžiu, operatorius parodė, štai snieguolė žydi gražiai. Kiviukas sutryps. Kiviukas žolę ėda. Tai va mes tokio norėjom. Čia žinokit, dėl to ir įsiruošiam. Dabar einam namo, nes norėjom labai pažiūrėti gėlyčių. Gėlytės. Gal greit bus ir žibuoklės, tai jau ten, tai jau kokias 3 nusiskinsiu. Daug gaila. Tik išdė žibuoklės 3 kokias gėlytės nusiskinsiu, o paskui pridėsiu šakelių ir bus labai gražu. Taigi dabar, kai jau žiūrė vlogus, tai pasakysiu, dabar mes
turim dieną, kai išvyksta diena, išskrenda atgal į Angliją, kad žiūrėjot praeitą vlogą. Tai turėtume žinoti ir dėl to mes važiuosime visi iš Alytaus į Kauną ir išleidėsime dieną, apsiverksime ir grįšime į Alytų tiesiog. O šiaip šiandien kovo 8, tai šeštadienis, gal ir nebloga diena, labai gražus oras, labai saulė šviečia ir šilta, bet kadangi grįšiu vakare paskutinio autobusu, tai rengsiu striukę, nors norėjau jau vasariškai apsirengti džemperį ir liemenę. Tai va, o dabar, jeigu įdomu, sekite šitą vlogą ir mes parodysime mūsų kelionę į Kauną, į Kauno oro uostą. Ir ką dar norėjau, dar norėjau pasakyti, kad šiandien kažkaip mažai miegojau, atsikėliau 3:30 ir dabar yra 11:30, o mes išvykstame iš Alytaus 3:30, nes lėktuvas yra iš viso vėlai po 8. Tai todėl vykstam vėlai, tiesiog išlydim dieną ir paskutinio autobusu grįžtam į Alytų. Kauno autobusų stotyje, mačiau, netoli tualetų, ten nuėjo diena į tualetą, vyras nuėjo pirkti vandens į Narvos ant kioską. Ir noriu pasakyti, kad šiame vloge Kaune nelabai nori nei Diana filmuotis, nei Edmundas. Tai va, esam autobusų stoty ir važiuosim į Alytų. Ir Diana jau oro uostą ir sužinosim, kaip jai sekėsi. Turbūt tikrai rytoj, nes jinai grįš po 9 ir skrydis po 8. Bet žinot, kaip Anglijoje laikas 2 valandos, tai grįž gana anksti, tai galės grįžti namo ir pailsėti jau po kelionės. Šiandien labai graži diena ir mes išėjom pasivaikščioti, nes saulė šviečia, čia už mano nugaros nepastatytas namas. Žiūrėkite, mes visi ten vyras. O, ir kur kiviukas, kur tik šešėlį matom, štai ir kiviukas. Ir mes truputį pasivaikščioti išėjom, vyras su striuke, o aš su džemperiu, bet vis tiek per karštą. Tai daug nevaikščiosim, nes nepatogiai apsirengėm, bet vis tiek čia einam tuo taku, kur buvo geležinkelio bėgiai. Bet kai jau panaikino, tai padarė, išasfaltavo ir padarė dviratininkų ir pėsčiųjų taką. Kas nežino dar šito, bet aš irgi beveik kiekvienam vloge, kai einam šitų taku, tą patį sakau. Tas namas vaiduoklis už mano nugaros. Tai dabar gal ir būtų gerai, kaip kai jį gal pastatys, gal negriaus, bet pirmiausia turi tenai, padaryti, kad nebūtų pelkė. Nesgi smėgstelmės, kaip tai žmonėm gyventi. Tai va. Pristatys dar šalia namų daugiau ir vis tiek bus gerai kada nors. Tai va, keliaujam. Parėjau iš lauko su kiviu, buvom reikalų atlikti ir išmečiau plastiką. Mes rūšiuojam šiukšlės, maisto atliekos turi atskirą kibiriuką, plastikas su metalu kartu metamas į kitą kibiriuką, bendrosios šiukšlės, tai dar vienas kibiriukas. Ir tada dar popierius ir kartonas. Tai iš viso pas mus po kriauklę yra 4 šiukšliadėžės. Tai dabar aš nenusirengiu, nes paskui tingėsiu apsirengt, o aš ruošiuosi eiti dar į Maksimą. Tai va, kivį išvedžiau, viskas gerai. Truputį reikės kiviuką vieną palikti. Taigi vėl atšalo oras, kaip matėt, buvom išėję vakar ar čia užvakar, kurį video filmavom, neprisimenu, kurią dieną filmavom video, neprisimenu, o šiandien šalta ir aš galvojau, kad tai susitaiso šito džemperiu, kurį naują nusipirkau, bet prireikė ant viršų žeminės striukės, nes tikrai labai šalta ir netgi nieko prieš būčiau pirštinėms ir kepuriai. Tai va, pasivaikščiam truputį, tai pirmiausia, nunešėme dovaną, bus gimtadienis kovo 23 dieną ir aš užregistravau LP Express paštomate vietą ir tada nieko nelaukiu šiandien ir nunešiau, nors dar labai bus anksti, jinai gaus labai anksti, bet jinai pažadėjo neišsipakuoti iki 23 dienos.
ten smulkmenėlės, aš nesakysiu kas, nes jeigu nedaug dievina į vlogą pažiūrės ir sužinos. Tai va, o dabar ką dar mes? Dar mes išsiuntėm kur dar mes buvom. Dar šiandien, žinot, kad mes, pavyzdžiui, su vyru mėgstam viską atsiskaitinėti kortelėmis ir tikrai grynų pinigų nesinešiojam, todėl jūs nesidempulkit mūsų, nes mes neturim grynų pinigų ir neturit ką pavogti. Tai mes, jei grynų pinigų turim eurą, tai va tiek ir turim mikriukui važiuoti, sumokėti ir viskas, jeigu pamiršai ar pametei kortelę važiuoti autobusu. Tai va, tai šiandien truputį išsigryninau, nes pasirodo dar pas mus Alytuje, kirpyklose, aš eisiu kirpyklą dažyti sruogelių ir galbūt šaknų ir galbūt dar kažko, nežinau. Tai įsigryninau pinigų dėl to, kad aš paklausiu, sakau, kortelę pas jūs galima mokėti. Sako, ne. Ir va man keista, nes kai buvo atvažiavus diena ir kalbėjom apie kirpyklas, tai sakė, kad ten pas jūs galima kirpyklą atsiskaityti kortelę į tą PIN kodą suvedus ir panašiai. Tai va, tai labai keista. Tiesa diena jau išvažiavo, likom dviese su Keviku ir apsitvarkėm namus, susitvarkėm viską ir dabar gyvenam vėl savo nuobodų dviejų žmonių gyvenimą, kai nenuobodus dar yra Kevikas, kuris labai linksmina ir mums būna labai linksma. Tai vakar buvo kovo 11, tai Lietuvos nepriklausomybės diena ir mes vakar nuėjom į minėjimą, nes ar tingėjom, ar kaip ten buvo, neprisimenu, bet į vakarą pažiūrėjom, kad labai geras oras, tai išėjom tik pasivaikščioti į parką su Keviku, visi trys, ir dar parke sutiko mano mama, dar su juo ten pasižiūrėjom, visi fotografavom ir taip toliau, kas dar buvo, dar aš nusifotografavau prie namų, prie vėliavos. Ta vėliava yra pakabinta prie mūsų balkono. Tai vlogeriai Loretoj Mažoniai ten rasit tą nuotrauką, kur pasveikinau su laisvė ir tenai yra vėliava. Vėliava prie mūsų balkono, nes mes būtent į gatvės pusę tą vėliavą rodo ir kaip tik mūsų balkonai yra kažkur vidury. Balkonas. Aš vis balkonai galvoju, kad mes turim 2 balkonus. Tai va, ir buvo taip šilta vakare, kad išėjom pasivaikščiot, bet aš norėjau visai į minėjimą, bet į minėjimą trūkumas yra tas, kad eiti pešiom nesinori dėl to, kad be Keviko, o Keviko vestis į minėjimą jam per didelis stresas. Tai va, dabar sekite dar toliau vlogą, gal dar kažką parodysime ir bus įdomu. Kaip ir baigėsi vlogas, išėjo toks vlogas iš atkarpėlių, tiesiog nieko bendrai neparodžiau, o dabar ir tai va, iš nieko atsidūrė mano rankose siuntinys iš Sheino ir noriu parodyti, ką pirkau Sheino. Tai dalykai čia, kadangi su mano šuniuko, kaip tas vadinasi, diržas prisisegti mašinoje sugedo ir mano tėtis ten kažkaip, o čia va, aš parodysiu, čia diržas yra Kevikui, va, prisegi ir šitą įkiši mašinoje į diržo vidurinę, pavyzdžiui, sėdynė, jis turi vidury sėdi. Sėdynė yra gale 3 žmonėm. Tai segasi viduryje. Čia tokia nupirkau, nes tas sugedęs ir aš bijau, kad nesitiktų nelaimė. Čia tai labai kaip keistas daiktas, aš pamačiau, galvoju, gal ir patogu nešiotis, nes dažnai einu su lęšiais kur nors, tai nematau tada telefono arba knygų arba kažkokių etikečių. Ir čia yra pliusiniai akiniai, bet matot kokios formos ir jos, vat, mano dydžio norėjau, mano plius 1,5 ir va tokie akiniai, kur įsilanksto, va taip ir kojelės, tada kojelės taip ir tada galiu užsidėti, va taip. Ir tada matai, laukit pažiūrėsiu. Neturiu ką pažiūrėti telefonas vyro rankos, nes vyras yra operatorius, bet to jas dar prasojas, tai dabar taip iški nerodė. Ir kadangi, kad aš galėčiau nusiimti tas, o dieve, kiek daug, kad galėčiau nusiimti tuos akinius ne ant kaktos ir paskui man įstringa į plaukus ir pešioja, tai nusipirkau, kodėl tiek daug jų parduoda, visas va toksai.
čia akiniams laikytis. Bet aš galvoju, kad vieną gausiu ir galvoju, vieną kitą pasimsiu pasipuošt kažkokie ten buvo kitokie truputį. Ai, vat toksai, galvoju pasipuošiu, čia iš odos, šitas vienas, bet tų labai daug, nu tai va tokį gal vieną ir naudosiu. Ir kas dar liko, kad aš neišmešiau, nes buvo, kad vieną prekę kažkada išmečiau, tai buvo labai graudu. Ir dar kabliukai, kurie man labai reikalingi, tai ne, čia ne kabliukai, dar turi būti kabliukai. Ir būtų išmetus. Čia yra diržų kabykla, nes man neužteko, tai aš nusipirkau dar diržų kabyklą. Tokia yra va ratu. Va, pasidarai šitus ratu, va tokius, ir tada kabina diržus yra. Ir tada, taip, o dabar mano kabliukai yra, ne, čia ne kabliukai, man pradėjo patikti visokios piniginytės mažytės, kurios prisisega prie rankinės mano juodos. Ir aš turiu ką dėti, pervedė man pincekas. Tai va, tai aš tokio vadydžio, tai dabar turiu ką dėti ir pažiūrim kokia jinai. Oi, kokia faina. Raktinė ir čia galima susidėti kitus dalykus. Pavyzdžiui, vaistų dėžutė čia. Nu, žodžiu, faina. Tik kai kuriuos va čia nuimti galima. Žodžiu, aš sugalvosiu, kaip čia prisitvirtina patogiau negu ona, kurią turėjau. Ona padarysiu viduj ir ten viduj mano bus suslėptų dalykų, kad niekas nesuprastų. Ir čia du drabužėliai tokie, nepatiks jums, žinau, nes man tai patinka tokie visokie nesąmonės, o nesąmonės jums nepatinka, bet audinys geras. Iškart galiu pasakyti, va toksai, man reikėjo biškį tada drabužėlių. Ai, man štai toksai, trumpom rankovėm, plonas džemperis, kaip jį pavadinti. Ir dar viena maikė paprasta, tik užrašas tai mane veža, tiksliau neveža, o patiko užrašas. Pasėmiau su Amerikos vėliava, reikės, mano sesė ištekėjus iš amerikiečio, reikės nusifotkyti ir pasveikyti. Sesės vyras su gimtadieniu gegužės 9-8, kažkada ten gimtadienis. Tai va, viskas. Tai ką, jei patiko vlogas, spauskite patiktuką, prenumeruokite kanalą, čia neįta kalbė. Spauskite patiktuką, pakomentuokite, kas patiko, kas nepatiko, ar tikrai šitas vlogas toks nevykęs išėjo, nes visur tik atkarpėlės ir nėra bendro kažkokio veiksmo. Ir taip pat galite prisijungti prie Facebooko grupės vlogerė Loreta Mažonė. Ir galite paremti, nu, čia man taip pat bjauriausias prašymas, paremti mane Contribui platformoje. Dabar Contribui yra geriau negu Patreonas man pasiūlė, aš sutikau ir turiu tą Contribui. Norit pasižiūrėkit, ten filmukų yra, kai aš buvau jauna, prieš 15-20 metų filmukai daryti. Ir video yra senų. Ir ką dar, ir dabar. Ate?